Mielas merginos, sveikos atvykusios į viso kūno treniruotę. Šiandien mes naudosime 3 kg hanterius. Jeigu jūs turite kitą svorį, prašau naudokite tai, ką turite, tai, kas jums atrodo yra tinkama jums šiam momente. Ir mes pradėsime. Tikiuosi pasidarėte apšilimą, kaip ir visada. Ir mes pradedam. Taigi pirmas pratimas, mes laikysime svarmenis prie krūtinės, tupsime į pritupimą ir kelsime rankas į viršų. Tupsim žemyn ir kelsim rankas į viršų. 15 kartų vėl eiga ta pati padarot, paimat arba vieną pratimą, atliekat jį 15 kartų ir taip kartuojat 3 kartus, arba praeinat per visus ir kartuojat dar 2 ar 3 kartus. Pasiruošiam ir važiuojam. Žemyn ir į viršų. 2. 3. Tupiant, keliai žiūri į antrąjį kojos pirštą. Stengiamės laikyti galvą ir krūtinės ląstą vienoje linijoje. Reiškia, neišsirečiam, kaklo neužlenkiam. 5. 6. Šiandien bus šiek tiek pratimų, truputėlį keliančių pulsą. 8, 9, 10, 11, įkvėpimas žemyn, iškvėpimas į viršų 12, 13, 14 ir dar vienas. Žemyn įkvėpimas ir iškvėpimas į viršų. 15. Gerai, sekantis pratimas. Mes keliausime į lentą ir lentoje mes galime būti arba ant kelio, rankos po pečiais ir mes trauksime svarmenis va šitaip prie klubo. Tai yra vienas variantas. Antras variantas, kojas atkeltos, galit pastatyti jas plačiau, kad būtų didesnis atramos plotas ir va šitaip. Gerai, taigi 12 kartų pasirenkat savo padėtį ir pradedam. Kojas arba atkeltos arba ne, traukiam vieną ranką ir kitą. Stengiamės išlaikyti kūną stabiliai. 5, 6, 7, pilvas aktyvus, 8, primenu, jeigu esate ant kelio, tai atrodys štai šitaip. Ir dar vienas. Puiku. Kelius nuleidžiam, galim trumpam nuleisti dubinę ant kulnų, šiek tiek pailsėti. Ir tada, taip. Sekantis pratimas, mes gulsime ant nugaros. Taigi padarykime tai per šoną, atsigulkime. Ir rankos 90, petis ir alkūnė vienoje linijai. Įkvėpsim. Su iškvėpimu pakeliam dubenį. Ir dubuo bus pakeltas, mes leisime rankas su įkvėpimu žemyn. Čia jūs galite paimti ir sunkesnį svorį, jeigu turite, ir kelsime į viršų. Šičia sėdmenų neužspaudžiame, spaudžiame į grindis pėdas ir stumiam jas šiek tiek nuo savęs, šonkuliai uždaryti. Gerai, 1. Įkvėpimas žemyn, 2, 3. Ilgėjam alkūnėmis į šonus, 4, 5, nepamirštam, pėdos spaudžiasi ir šiek tiek stumiasi į priekį, 6, 15 kartų, 7, 8, 9, 10, 11, 12, patikrinkit, ar neužspaudžiat sėdmenų, 13, 14
Ir paskutinis 15. Gerai. Na kągi, per šoną mes su jumis pakilsime. Aha, kylam, bet dar ne iki galo. Dar liksim trupučiuką ant kilimėlio. Olų laipiotojas. Jūs galite, jeigu riešai šiek tiek jautresniai, mes galime daryti ir su hanteliais šitą pratimą. Parodysiu, kaip tai bus su hanteliais. Atsiremiat, riešai po pečiais, ištęsat kojas ir mes darysime taip. Priešinga alkūnė, priešinga koja, priešinga alkūnė. Taigi kairė, dešinė, kairė, dešinė, tokie 4 kartai, tada 4 kartai tiesiai. Gerai? Iš viso darysim čia, palaukit, 4, 4, 8, 16 kartų. Gerai? Jeigu be svarmenų, tai tiesiog tada pasidedat rankas va šitaip, rankų pirštai plačiai ir tą patį. Lentoje, kai mes čia esam, labai svarbu ilgėti raktikulių į priekį, nesukristi nugaros, nesuapvalinti. Pasirašėm ir kairė, tai yra kairysis kelias, dešinė. 3, 4, dabar tiesiai, 1, 2, 3, 4, dabar vėl kairė, dešinė. Kai darome, kai sukasi klubą ir krūtinės ląsta lieka žiūrėti tiesiai. Dabar tiesiai 1, 2, 3, 4 ir vėl kairė, dešinė, ir tiesiai, 3, 4. Gerai. Na kągi, kilsime toliau į viršų. Gerai, šitas bus šiek tiek pulsą keliantis, taigi kairė koja bus priekiai, mes į abi rankas paimsim svarmenį, dešinė koja bus ant puspirščio. Mes tūpiam ir su svarmeniu krūtinės ląstą pasukam šiek tiek kairyn, tada kylam į viršų ir nuo kairės kojos atsistumiam ir tarsi užsimuojam šiek tiek atgal. Kai užsimuojam, žiūrim, kad mūsų šonkuliai vėl liktų vietoje, kad pilvo presas mus laikytų. Tada žemyn įkvepiam, iškvepiam į viršų. Ir taip mes darysim 15 kartų kiekvienai pusiai. Pasirašėm, šitas bus gerulis. Gerai? Dar kartelį kairė koja priekį, dešinė ant puspirščio. Įkvepiam žemyn, iškvepiam. Tai juda pas mus kairė koja ant puspirščių, pastatom ant pėdos. Juda tai viena, tai kita koja. Įkvepiam, iškvepiam. Žemyn dešinė koja ant puspirščių, į viršų kairė koja ant puspirščių. Žemyn dešinė koja ant puspirščių, į viršų kairė. 5, 6. Labai geras pratimas pilvo presui. Ir nugarai, ir kojom. Ir 8. Kaip jūs? 9. 10. Žiūrėkit, neskubėkit, kad neapsisuktų galva. 11. 12. Su apatinė ranka tarsi daugiau norit mesti. 13. Turiu menį, kai mes keliam svarelį į viršų, tai apatinė ranka tarsi daro didesnę pastangą. Šitas pageras. Truputėlį pakvapuojam, padarysim kitą pusę. Taip, ką aš dar turiu užsirašęs. Gerai. Kvepuojam, viską tą patį kartuojam, kitą pusę. Tai dabar dešinė koja priekiai, kairė ant puspirščio, hantelis abiejose rankose, tūpiam, sulenkiam abi kojas, sukam krūtinės ląstą į dešinę pusę su įkvėpimu, kairė koja ant puspirščio, iškvėpimas nuo dešinės kojos atsistumiam ir šiek tiek daugiau stumiam su apatinė ranka. Žemyn į viršų. Kairė koja ant puspirščio, dešinė koja ant puspirščio. Kairė lenkiam, dešinė ant puspirščio. Ir 3. 4. Toks kaip disko metikas. 5. 6. 7. 8. Kaip jūs?
Susimaišiau. 9, 10, 11, neskubėkime, 12, 13, dar tik porą, 14 ir 15. Gerai. Gurkšnelis vandens. Visai nebedaug beliko ir tęsim toliau. Gerai, taigi sekantis pratimas. Mes tupsime žemyn, tada dešinė ranka ir dešinė koja mes išilginam visą dešinį šoną. Tai kojytę dešinę mes pastatom ant puspirščio, tada priešinga ranka, priešinga alkūnė ir grįžtam. Dar kartelį. Tupiam žemyn. 1, 2, kol kas rodau tą pačią pusę. Dešinė ranka ir dešinė koja išilgėja. Tada nuleidžiat dešinį kulną ir priešinga ranka prie priešingos alkūnės. Rodau kitą pusę. Žemyn, išilgėjam ir priešinga pusė. Tai kairė dešinė yra vienas kartas. Ir mes turim padaryti 12. Žinau, pasiruošiam, jeigu kažkur suskaičiuosiu neteisingai, nepykit. Gerai, pradedam. Žemyn. Dešinė ranka, dešinė koja, tada kairė koja, dešinė ranka. Žemyn, kairė ranka, kairė koja ir dešinė koja, dešinė ranka. Tai buvo vienas. Žemyn, dešinė, kairė koja. Žemyn, kairė, dešinė koja. 2 kartai. Žemyn, dešinė, kairė. Žemyn, kairė, dešinė. 3 kartai. Dešinė, kairė koja. Žemyn, kairė, dešinė koja. 4. Tikiuosi, jau pagavot. 5. Dešinė ranka, dešinė koja ir priešingos. Ir kairė ir priešingos. 6. Kaip sekasi? 7. Žemyn, kairė ir priešinga. 8. Dar trupučiuką visai nedaug. 9. Ir priešinga. 10. Dar beliko 2 kartai. Dešinė pusė, priešinga alkūnė, žemyn. Tada kairė pusė, priešinga koja. 11 ir paskutinis. Dešinė, priešinga koja, žemyn, kairė ir priešinga koja. Liuks. Mes tai padarom. Kojytės šiek tiek siauriau. Įkvepiam ir su iškvėpimu linktelim smakrą. Susivyniosim žemyn. Svoris galime nuleisti, bet dar nepadėkit. Pasibokit uodegytę į vieną pusę į kitą. Keliai minkšti. Įkvepiam ir su iškvėpimu išsivyniojame į viršų. Na kągi, štai tokia šiandienos treniruotė. Tikiuosi jums buvo smagu ir iki pasimatymų.